Šiandien atvykom į Šeirės pažintinį taką, kuris yra Žemaitijos nacionalinio parke Plungės rajone. Šis takas yra 4 km ilgio, turėtume greitai jį praeiti. Turėtų būti daug pelkių ir šiaip manau, gal pats takas kažką parodysi savęs daugiau. Platelių ežeras su gražumu. Pati vieta lankoma žmonių. Vis iš tikrųjų labai daug parkingų, nuomojamų vietų, dviračių, vilų. Visokių tikrai labai galima daug ką turbūt pamatyčiau. Platelių ežeras turi ne tik šį taką, bet ir visą taką aplink jį. Tas takas yra apie 23 km, tiek rašo. Šiaip tai įdomu, kiek būtų. Galima tikrai apeiti, manau, kažkada. Rašo, kad mes esam čia, bet turbūt mes esam čia. Ir galimai mes galim pasirinkti arba eiti palei ežerą, arba nusukti ir tokį irgi ratuką pasidaryti. Tai vat, dar nežinom, kuriuo eisim ratuku. Nes jo, galimybė yra ten eiti arba ten. Toksai perėjimas per pelkę padarytas. Įdomu, kai būna po liūčių, nes va dar yra sniego biškelį šonuose. Tirpimų. Va, kiek turim augmenijos ir gyvūnijos. Girdisi iš tikrųjų miške labai daug garsų. Čia buvom nusukę trumpam link Piktežerio. Tai ten baigėsi kelias tiesiog ir viskas. Ir grįžtam vėl atgal. Šiame ežere dar puikiai matosi, kad yra salų. Nes ten viena sala, tenais irgi yra 2 salos, kas nelabai matosi. Balandžio 11 diena. Beveik ant kiekvieno medžio yra po inkilą. Nes kokie 20 metrų buvo 2 inkilai. Prieš tai ten irgi nemažai mačiau. Tikrai labai daug žmonės pridarė paukščiukams.
Tai mes atėjom nuo maždaug čia iki čia ir mes atvažiavom vakare, tai kaip ir laiko nelabai turim, bandysim ieškoti čia kažkokio kelio ir grįžti tokiu keliuku. Aišku, čia grįžus atgal mes rastume tą kelią, nes buvo kaip ir grįžimas toks. Ir pats ežeras, kaip ir sakiau, 23 km. Tai nėra daug, bet nesinorėtų eiti naktį. Tai vat, bandom ieškoti to kelio. Atėjom iš ten, atėjom į pagrindinį kelią, nes reikia į tą pusę. Einant į tą pusę, tai yra normalus takas, ir dviračių takas, ir pėsčiųjų takas. Tiesiog, kad mums reikia į kitą pusę, tai dėl to turbūt to tako ir nėra. Dar tokiu keliu liko eiti apie 1,5 km. Dabar einam link Platelio apžvalgos bokšto. Tai bus paskutinis taškas. Tai kaip ir sakiau, yra keletas vilų vienoje vietoje realiai. Daug žmonių iš tikrųjų švenčia. Einant girdisi, kad kepa, švenčia. Bet net ir už mūsų pagirdis. Smagiai leidžia laiką. Paukščiam labai daug inkiliukų padaryta. Ir pačių pažintinių takų einant irgi labai daug inkilų. Iš vis aplink viso Platelių ežerą, manau, pridaryta jų. Nes tas takas kaip ir baigėsi, bet vis tiek tų inkiliukų padaryta paukščiukam. Šitą vietą rekomenduoju visiems, nes kiekvienas gali pasirinkti pagal savo lygį. Čia yra 4 km, bet gali ir mažiau nueiti. Iš tikrųjų, kas labai nori daug, tai irgi gali dasijungti visą laiką. O mes šitoje vietoje ir atsisveikinsim. Susitiksim kituose video. Viso.